Labas ir sveiki sugrįžę į Vlogmas. Mano vardas yra Aistė ir čia mes kartu laukiam kalėdų. Kiekvieną dieną dalinuosi ar tai knygos apžvalga, vlogų ar kitokio tipo video. Ir tikiuosi, kad prisijungsi, jeigu dar neseki manęs, peržiūrėsi visus jau esančius Vlogmas video, paspausi subscribe mygtuką ir nepraleisi ateinančių video ir toliau kartu lauksime kalėdų. Ir šiandien bus nauja knygos apžvalga, iš tikrųjų tai šiandien kalbėsiu tiek apie serialą, tiek apie knygą. Nes knyga, apie kurią kalbėsiu, tai yra Karalienė Šarlotė. Ir puikiai manau, daugumą jūsų žinot, kad Netflix buvo išleidęs serialą Karalienė Šarlotė, vis dar yra, vis dar galima jį pažiūrėti. Bridgertonų fanai tai jau tikrai turbūt peržiūrėję yra. Ir taip pat buvo išversta į lietuvių kalbą ir ši knyga, tai aš ją perskaičiau, pažiūrėjau serialą ir šiandien noriu su jumis pasidalinti, kokie mano įspūdžiai, kas mano nuomonė labiau patiko, kokie yra skirtumai tarp serialų, tarp knygos. Ir tiesiog galbūt parekomenduoti šią knygą įsigyti ar jums, ar savo artimiesiems draugams, giminaičiams, kurie dievina Bridgertonus. Ir į kolekciją turėtų dar vieną Gillian Quinn knygą. Pirmiausia, tai pradėsiu nuo to, jog matant dvi autorės, tai Gillian Quinn ir Shonda Rhimes. Iš pradžių aš šiek tiek skeptiškai žiūrėjau į šią knygą, kai net nebuvo išversta į lietuvių kalbą ir net galvojau, kad neskaitysiu. Nes maniau, kad knyga bus labai tiesiogiai parašyta būtent serialai. Ir kažkodėl galvojau, kad skaitysiu tiesiog scenarijų. Bet kai išvertė lietuvių kalbą, vis tiek norėjau turėti savo kolekcijoje ir tik pradėjus skaityti, supratau, kad ne, kad tai yra atskiras kūrinys, knyga ir negalėtum būtent pasakyti, kad knyga yra parašyta serialai. Tai yra labai gražus, labai dinamiškas, kompleksiškas ir pilnai išpildytas kūrinys, kuriame išgirdėjau Gillian Quinn balsą. Nežinau, kuo prisidėjo būtent Shonda Rhimes prie šio turinio kūrimo, šios istorijos, bet aš tiesiog girdėjau Gillian Quinn ir man labai patiko skaityti šią knygą, nes pasijaučiau vėl tarsi skaityčiau Bridgertonus iš naujo. Ir jeigu skaitėt Bridgertonus, tai žinot, apie ką yra šis knygos, jos yra apie meilę, tai yra labai gražios istorijos, paliečiančios širdį, įtraukiančios, prikaustančios dėmesį, sujungiančios mūsų pagrindiniais veikėjais, kai juos ir palaikai ir už juos kartu liūdi ir džiaugiesi, tai būtent tokia pati yra ir Karalienė Šarlotė. Ką reiktų dar pasakyti, jog nesvarbu, ar jūs skaitėt Bridgertonus, ar perskaitėte kažkurias knygas, galite skaityti šią knygą bet kada, ji niekaip nesisieja su Bridgertonų turinio linija, yra tik veikėja Lady Danbury ir nėra kažkokių sąsajų, kurios išduotų turinį iš Bridgertonų ar kažkaip ją reikėtų skaityti kažkokį tai tarpą. Galite skaityti ją bet kada, nes turinys iš tikrųjų yra prieš Bridgertonus. Lady Danbury šioje knygoje dar yra jauna moteris, o Bridgertonų knygose ji jau yra garbaus amžiaus. Tai sužinom jos priešistorę, ne tik kad apie Karalienę Šarlotę pačią. Ir yra iš 4 veikėjų perspektyvos čia istorija pasakojama ir todėl yra ne viena turinio linija. Aišku, viskas yra apie tą pačią istoriją, tačiau pasakojama iš 4 skirtingų žmonių perspektyvos. Tai Karalienės Šarlotės, Karaliaus Jurgio, Brimslio Lakajaus ir Lady Danbury Agatos. Tai jų istorijos taip pat yra kompleksiškos ir skirtingos. Istorijoje yra paliečiama ir rasizmo tematika, homoseksualumo tematika tais laikais. Karalienės Šarlotės išgyvenimai, Jurgio išgyvenimai tikrai yra daug išpildyta. Ir bent jau man, tai ši istorija tokia dar gilesnė, dar rimtesnė ir labiau paliečianti platesnės tematikas nei Bridgertonai. Nelyginant jų, tiesiog jeigu jūs skaitydami Bridgertonus galvojat, kad turinys yra labiau toks rožinis, lengvas ir pozityvus, tai šioje knygoje yra paliečiamas ne tik tos temos, yra paliečiama ir to meto medicinos tematika per tokį veikėją kaip daktaras Monroe. Ir labai skaudžiai yra paliečiama ši tematika, nes daktaras Monroe gydo vieną iš knygos pagrindinių veikėjų. Ir iš tiesų per tą daktaro Monroe paveikslą atsiveria kaip
tais laikais visokiem šarlatanam, šundaktariam, apsimetėliam, netgi, sakyčiau, net ir psichopatam buvo labai lengva įtikinti žmonės, kad jų gydymo metodas yra kažkoks stebuklingas, kad jis išgydys bet kokią jų ligą, netgi tokią ligą, kur negalima išgydyti. Gydymo metodai buvo pasirenkami tikrai labai keisti, bet tais laikais medicina nebuvo tiek pažengusi. Ir žmonės apgauti buvo labai lengva, juos įtikinti buvo labai lengva. Ir įvairiausi tokie galbūt netradiciški, netgi sakyčiau, kabutėse nenormalūs, vos nekankinimo metodai buvo priimami kaip galintys išgydyti žmogų. Ir tokiem keistų vidinių polinkių ir norų turintiems žmonėms buvo labai lengva įsitrinti į mediciną. Tai atskleidžiama yra per Monroe paveikslą būtent tokio žmogaus tematiką. Ir ją skaityti tikrai nebuvo malonu, tikrai norėjosi ir trenkti tą Monroe ir kažkur uždaryti ir laukiau, kad tik greičiau būtų įvykdytas teisingumas šiam žmogui ir pagaliau pamatytų aplinkiniai, kad jis nėra geras gydytojas. Tai tikrai paliečia ir tamsesnes tematikas. Taip pat, kaip ir minėjau, homoseksualumo tematika tai labai įdomiai buvo atskleista ir Brimslio Liokajaus, kuris buvo dešinioji ranka karalienės Šarlotės. Tai pamatom ir kaip tais laikais gyveno ne tik turtingi žmonės, bet ir tie, kurie patarnavo turtingiams žmonėms. Jie kaip ir yra aukštesnėme luome nei valstietis paprastas, turintis dirbti labai sunkius darbus, jie kaip ir yra aukščiau virš jų, tačiau jie nėra aukštuomenė. Net jei jie ir gyvena tuose gražiuose dideliuose rūmuose ir atrodo turi daugiau patogumų nei įprastas to meto žmogus. Tačiau jie taip pat patiria ir daug sunkumų ir jų darbas nėra lengvas ir darbas reikalaujantis atsidavimo. Viso gyvenimo, viso savo laiko būti liokajum ar kažkokios tai kitos specialybės žmogumi, kuris yra reikalingas aukštuomenės pačiai grietinėliai kiekvieną dieną, bet kurią minutę. Tai be šių dviejų tokių antro plano istorijų, kurios taip pat buvo svarbios, nuo jų pradėjau. Pagrindinė pati istorija, kaip jau galite suprasti, sukasi apie du žmonės ant knygos viršelio. Tai yra karalienė Šarlotė ir karalių Jurgį. Tai jų istorija labai graži, labai jautri, labai skaudi. Jie patyrė tikrai daug sunkumų ir turėjo apsilipdyti vienas su kitu, suprasti, kas yra per žmonės ir išmokti gyventi kartu, pakeliant vienas kitą ir eiti koja kojon per gyvenimą, bet kad tai jiem pasiekti, kad jie galėtų būti tokia pora, jie turėjo pereiti labai daug. Ir knyga tikrai mums ir parodo gražesnių akimirkų ir liūdnesnių akimirkų ir tikrai Jurgio ypatingai istorija nėra lengva. Per Jurgį būtent atsiskleidžia tai, kaip žmogus gimęs aukštuomenėje ne visada turi gyvenimą padėtą ant lėkštutės. Kaip tas turtas, kuriame gimsti ir nieko tau nereikia gyvenime daryti, nes tu jau esi turtingas, neapsaugo nuo psichinių problemų, ligų, sunkumų, neapsaugo nuo to, jog tu gali trokšti kažko visą širdimi, bet dėl savo padėties visuomenėje negalėti to įvykdyti. Priešingai nei kai nori kažką įvykdyti esant žemesnėme luome, bet neturi pinigų. Tu čia turi pinigų, tačiau tavo būtent padėtis, kad tu esi karalius, princas ar kažkas panašaus, tau neleidžia mėgautis gyvenimu taip, kaip tu norėtum ir neleidžia tau taip pat išpildyti kažkokių svajonių. O karalienės Šarlotės priešingai yra situacija. Žmogus negyvenęs aukštuomenėje turi per vieną dieną visiškai perprogramuoti visą save ir išmokti labai daug taisyklių ir iškart pradėti elgtis kaip aukštesnio luomo, aukštesnio rango žmogus, kai neturi jokių mokymų. Visą gyvenimą gyvenai kitaip ir dabar turi visiškai pakeisti savo gyvenimą, pakeisti tai, kaip kalbi, kaip elgiesi, kaip leidi savo laiką, suprasti, kad dabar visą laiką į tave žiūrės akys kažkokios visuomenės, kad visada turėsi aplinkui tarnų ir liokajų, kurie taip pat nepaliks tavęs visiškai vienos ir taip pat dabar turi žmogų, vyrą, kurio dar
prieš pusę dienos nepažinojai, o dabar jau jis yra tavo vyras ir su juo turėsi praleisti visą gyvenimą. Labai daug paliečia vidinių išgyvenimų tiek Šarlotės viduje, tiek Jurgio viduje. Šarlotė pati kaip asmenybė tai labai stipri moteris. Ką Julia Quinn sugeba, tai kurti tikroviškus įtikinančius veikėjų paveikslus ir Šarlotės paveikslas tai tikrai labai suteikia ryžto skaitytojai, suteikia daugiau drąsos, nes pati Šarlotė toks yra žmogus. Ji nepaleis likimo eiti savo vagą, ji tą likimą susikurs savo pati. Jeigu reiks, ji eis prieš srovę, ji darys viską, tačiau jos gyvenimas bus toks, kokį ji nori, o ne toks, kokį jai tiesiog duoda. Labai tokia užsispyrusi moteris, gebanti rasti išeitį iš bet kokios situacijos. Ir labai man patiko šitokia Šarlotės asmenybė, nes būtent Jurgiui reikėjo tokios moters. Tai ši istorija parodo, kad gyvenime gali įveikti viską, jei tik šalia turėsi žmogų, kuris mato tave visą, myli tave besąlygiškai ir žengs su tavim koja kojon per gyvenimą, nesvarbu, kas benutiktų. Tai taip, ši istorija yra su laiminga pabaiga, bet čia yra jokia nepaslaptis, nes visos Bridgertonų knygos ir šiaip visos Julia Quinn knygos yra su laiminga pabaiga, tai yra meilės istorijos, tai yra labai gražios istorijos, tačiau paliečiančios įvairiausių tematikų. Tai labai rekomenduoju, jeigu jau skaitėt, parašykit man komentaruose, ar jums patiko ar ne, kas jums labiau patiko, ar serialas, ar knyga. Na, o dabar pakalbėkim truputį apie serialą. Tai miniserialas yra nedaug serijų, bet iš tiesų paliečiantis viską, kas yra knygoje ir pridedantis dar. Todėl aš sakau, kad man knyga patiko daug labiau nei serialas. Nors ir serialas tikrai buvo gražus ir aš serialą žiūrėjau pirmiau, bet seriale buvo papildoma turinio linija, kuri sukosi apie Lady Danbury ir Violetą Bridgerton. Violetos Bridgerton šioje knygoje išvis net nėra. Ir tai man labai patiko, nes ir taip, kaip jau sakiau, čia buvo pasakojama iš 4 veikėjų perspektyvos. Lady Danbury buvo Primslio istorija. Visa tai taip pat buvo seriale, bet Lady Danbury ir Violetos Bridgerton istorija papildoma nepatiko man. Ji buvo jau tokia per daug pritempta ir atrodo, kad šiek tiek įsiterpė į pačius Bridgerton. Nes dabar toliau žiūrint Bridgerton serialą, skaitant knygas, vis prisimenu aš būtent tą turinio liniją seriale su Violeta Bridgerton ir kažkaip atrodo, ji pakeičia šiek tiek Lady Danbury asmenybę ir mano požiūrį į ją, tiek ir Violetos Bridgerton. Man šios istorijos nereikėjo ir aš labai džiaugiausi, kad knygoje jos nebuvo. Kitas dalykas, tai knygoje mes matom tiek iš Jurgio perspektyvos, tiek iš Šarlotės perspektyvos situacijas ir kažkaip paliečia jautriau, supranti labiau ir patį Jurgį, ką jis mąstė, ką jis manė, kaip jis galvojo ir žinoma Šarlotės. O seriale viskas buvo pasakojama iš Šarlotės perspektyvos. Tai žinoma, kad tuomet labiau palaikai pačią karalienę Šarlotę ir aš seriale tikrai ne vieną kartą buvau pagalvojusi, kad ką Jurgis daro, ar tu gali šiek tiek kitokius sprendimus priimti. Bet skaitant knygą supranti, kodėl Jurgis elgėsi būtent taip, kaip jis elgėsi. Ir kažkaip ant jo nepyksti, o seriale tikrai ne kartą man buvo tokių kibirkštėlių iškėlę, nes pasakojama yra istorija iš Šarlotės pusės. Ir aišku, seriale nematai labai daug minčių nei Šarlotės, nei Primslio, nei Jurgio, nei pačios Agatos, bet knygoje aišku viskas atsiskleidžia. Tai man kažkaip pilnesnė ir labiau tokia vientisesnė buvo pati knyga, nei kad serialas. Nors tikrai aš nepeikiu serialo, jis buvo be galo gražus. Labai gražios scenos, muzika, perėjimai iš praeities į dabartį, nes iš tiesų serialas tai buvo dabartis jungiama kartu su praeitimi. Ir buvo gan didelė dabarties vėlesnio laiko turinio linija, kai jau karalienė Šarlotė yra vyresnio amžiaus. Tai knygoje eina viskas sava vaga, nuo Jurgio ir Šarlotės pažinties dienos, toliau per gyvenimą ir užbaigama jau yra vėlesnėse laikuose. Tai vėlgi tą patį pasikartosiu, istorija knygoje man buvo vientisesnė nei seriale.
Nors tiek ir seriale, tiek ir knygoje ta meilė tarp jų tikrai atsiskleidė, buvo labai graži, labai tyra, labai tokia tikra meilė. Knygoje aš ją išjaučiau vadami, o seriale ji buvo graži, bet nepasiekė to wow faktoriaus. Tai tiek norėjau papasakoti apie Karalienę Šarlotę, knygą ir serialą. Kaip ir sakiau, lauksiu jūsų komentarų, kas jums patiko labiau. Jeigu turi žmonių, kurie dievina Bridgertonus, ar jiem labai patiko šios knygos, tai labai rekomenduoju padovanoti jiems su kalėdom arba Karalienę Šarlotę, arba kitas Julijos Quinn knygas, nes be Bridgertono ši moteris taip pat yra parašiusi ir ne vieną kitą istorinį romaną. Tai šiandien bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad jums patiko. Nepamirškit paspausti subscribe prenumeratos mygtuką, jei to dar nepadarėt. Ir susitiksim rytoj. Ate?